Sveiki, bičiuliai, sugrįžę į One One Customs dirbtuves. Aš, Darius, čia su jumis, laimingasis. Savaitė prasideda nuo pirmadienio ir pirmadienis jau įtemptas. Tai ką tik atvažiavom į darbą, susidėjom daiktus, nes važiuojam į kamerą dažyti M6. Daiktai sudėti, dupulikai, maskės, apsirengimas, žodžiu lakas, popierius, viskas sudėta. Darius dar kažką ruošiasi. Ką ten ruošiasi? Pagruntuosiu. Dar pagruntuos spės. Tai jau kaip matot iš pirmadienio, savaitė bus įtempta tikrai. Tai turbūt teks ir panagrinėti, nes reikia ir Poršiuką pabaigti, reikia kitą Poršą pabaigti, reikia Q7 padaryti, reikia Passatą padaryti, reikia T-Crossą pabaigti. Tai va tiek darbų. Dar turim nugruntuotus E36 moldingus, reikia juodą matinę padaryti. Žodžiu, darbo į valias, tik dirbk. Bet pirmiausia, ką reikia padaryti, tai reikia važiuoti, nupūsti M6. Tai dabar sėdam į Sireną ir šaunam tiesiai pas dažytojus į kamerą. Tai ką, šiandieną su kapišonu, nes visai nešilta. Nu ir einam pasižiūrėti, atvažiavam į įvykio vietą, pažiūrėsim, kas ten vyksta. Ką, bičiuliai, kaip matote, esam kameroj, valomės, riebalinamės kebuliuką ir šoksim dažyti. Tai visai neblogas daiktas, iš karto šyla. Tai manau, kad patiks, įdomu, kaip su rezultatu bus. Ir nudažę padą, dabar paduosimės kažkokį tarpą iki čia, kažkur, kur prašveista vėl paduosimės ir paskui dėsim spalvą. Tai užsidėsim padą ir vėl jums parodysim, kaip kas vyksta. Gal Darius irgi ateis į vidų, pabandys pafilmuoti, kaip pučiasi. Tai taip, kad neišjungit mūsų ir žiūrėkit toliau.
padas uždėtas, tai pučiam dabar bazę, su vaškinė nusivalom, dulkytės visas, ir kuo mažiau dulkių būtų. Ir pusim bazę. Taip į su lempa žiūri, ar nepersišviečia niekur, neišlenda kažkokie plemai. Ir po biškį ruošiasi paskutiniu etapui. Tai lakavimas. Tai antras raundas arba antras dublis. Jis vėl kartoja tą patį. Ir dažom sekančias detalės. Kaip matėt, bemukas jau išvažiavo ir ilsisi. Taigi, bičiuliai, apsirengiau trečią kartą eiti į kamerą. Taigi, pirmą kartą nudažiau kėbulą, kaip matėt. Antrą kartą nudažiau 2 duris, kapotą ir šitos 2 sparnus. Tai taip, kad gavosi vos neidealiai. Tai va, tai dabar eisim trečią kartą ir dažysim 2 buferius ir 2 slenksčius. Ne vyniojam laiko į vatą, nes dabar yra jau 7:30. Bet šiaip tai dėl kameros tai yra dalykas, vien dėl laiko, nes realiai per šiandien nusidažėm visą mašiną. Rankinėlės. Taigi, trečias užėjimas padarytas, viskas nudažyta, kameroje kepa ir viskas. Dabar yra be 15:09, tai taip, kad pradėjom 9, baigiam 9. Tai MK visa nudažyta ir vėliau parodysim visą pilną surinktą. Na, aišku, dar bus iš darbų kažkiek video. Ši diena baigta, varom namo.
Tai ką, atvažiavom į remapą, kelt arklių, bet susidūrėm su viena problema, kad ašelė Westgate'o stringa. Kai nežinom kodėl, gal per avariją, gal šiaip nuo senatvės, ta prasme, užrūdijus. Tai nežinom dabar ką daryti, laukiam, kol paskambins Saulius iš remapo ir bandysim derintis planą toliau. Tikėtina, kad reikės ardyti turbiną, nuiminėti. Tai žodžiu, laukiam, kol perskambins ir žiūrėsim, kas gausis. Taigi ir vėl vėjas, tai žodžiu nusiskaitė mašiną ir dabar važiuojam atgal į Kauną. Be reikalo važiavom su 2 mašinom, bet nieko nepadarysi. Tai važiuojam atgal į Kauną ir vėl ardysim galą, vėl ardysim buferį, vėl ardysim spoilerį ir vešim turbiną tvarkyti. Taip kad lekiam namo. Nes man reikia, žinai, kuo skubiau irgi padaryti. Nes aš ją, nežinau, valandas bėgi išimsiu, tai aš ją norėčiau, žinai, kažkur damesti. O tu čia Kaune kažkur randysi? Taigi vaigi, penktadienis ir išvežam paršiuką pas variklistus dar kartą. Kodėl išvežam? Todėl, kad neišėjo man ištraukti tepalo padavimų vamzdelių, kurie yra žiauriai užkepę. Tai mes kitokio darbo nedirbam realiai, tai neturim tokių įrankių specialių. Kaitinau, nepavyko. Pučiau irgi visokius tepaliukus, šudukus, irgi nepavyko. Tai vežam jiems, jie turbūt išims, tada vežam turbą iš karto, kad pakeistų įvorę ašelės ir tada sudėsim viską atgal. Tai va, tai važiavom į remapą, remapė atsitiko, kaip matėt, toks dalykas ir, nieko nepakeisi. Tai taip, kad leidžiam žemyn nuo pakelėjo, atvažiuoja tralas ir išvežam pas variklistus. Grįžta, surenkam ir važiuojam tada į remapą sukti arklių. Tai taip, kad nepamirškit mūsų subscribinti, laikinti ir komentuoti ir pamatysit viską, kaip bus ir atrodys tas Porsche'as pabaigoje. Tai ką, vieną Porsche atsikratėm, aišku, jisai grįž ir liko šiandien dar vienas, tai atvažiuoja savininkas ir parodysiu, kas čia gavosi. Tai nudažėm abudu sparnus, kadangi buvo pažeisti, priekinį kapotą, buferį, buferio grotelės juodai, rėmelis numerių. Spotas nudažė vieną ratą, nes buvo apibrauktas kantukai. Tai kaip ir komentaruose klausė, kodėl dažėm tą sparną, kadangi buvo įsvirintas šito vietoj
pats kantas buvo labai nelygus. Žodžiu, buvo gavęs smūgį ir išlygintas iš to paties. Priekinis buferis buvo dažytas dėl to, kad buvo perbrauktas. Grotelės dažėsi dėl to, kad gražiau. Juodos blizgios negu matinės. Aišku, buvo prieš tai dar pas mumis jisai prieš gal pusę metų. Tai dažėsi apačia, vadinama lūpa. Ir kapotas irgi taip pat dažėsi dėl to, kad buvo perrištas, kaip ir sparnas. Taip pat mes dažėm prieš pusę metų veidrodėlius, dažėm slenkščius, gale tvarkėm spoilerį, dabar jį suvedėm iki galo, nes buvo išlindęs. Galinis difuzorius taip pat buvo sudažytas 2 spalvom, tai kaip matot per vidurį juoda ir balta. O daugiau, kaip ir viskas gerai čia. Tai ką, bičiuliai, penktadienis baigėsi ir mes pasiruošę link namų. Tai kaip matot, tai krosas kaip ir pabaigtas, liko 2 arkos ir 1 lempa ir gale įdėti slenkstį. Tada nuvežti pas elektriką ir nuvežti į suvedimą ir registruoti. Ir tada tik baranką sukiuoti. Tai taip, kad paskui parodysim gatvį, kaip atrodo, kaip visą laiką. Poršas, kaip matėte, išvažiavo, lauksim žinių iš tenai, o mes varom savaitgaliauti turbūt. Taigi, iki sekančio šeštadienio arba sekmadienio, o jūs nepamirškit subscribinti, laikinti ir komentuoti. Taip kad, iki.